Klaipėdos universiteto bendruomenės sporto šventė vyko paplūdimyje. Šiemet ją lydėjo gaivus jūros vėjas, šiltas smėlis ir pavasariška saulutė. Tradicinėje šventėje prisistatė 2 Klaipėdos universiteto fakultetai. Šį kartą save parodė Klaipėdos universiteto pedagogikos ir socialinių mokslų fakultetuose studijuojantys studentai. Anot renginio organizatorės, docentės daktarės Genovaitės Avižonienės, jau 20 metų vykstančioje tradicinėje sporto šventėje ji tikėjosi išvysti daugiau studentų. Pasak docentės Avižonienės, studentai užimti žmonės, tačiau tie, kurie praleido tokią progą sudalyvauti sporto šventėje, turėtų gailėtis. Kaip ir kiekvienais metais ruošiamės, stengiamės, kviečiame studentus, orą užsakome pas aukščiausiai, žinokit, matot, kokia šiandien puikiai diena, vakar šalta buvo, šiandien gera. Tai kad mes stengiamės, labai stengiamės, tik studentų šiemet kažkaip stebėtinai mažai. Studentai taip pat pasigėdo gausesnio būrio kolegų, tačiau buvo ir tokių, kuriems dalyvių atrodė pakankamai. Kai kvietė ant scenos visus fakultetus, tai tik 2 susirinka, ką žinau, galėtų būti ir daugiau iš tikrųjų. Studentų tai iš tikrųjų užtektinai, manyčiau, bet, ta prasme, galėtų pritraukti tokių žmonių, kurie ar tai vyresni, ar tai jaunesni, kurie nėra ten studentai. O šiaip tai, nežinau, viskas gerai man čia. Aš manau, kad žmonių yra truputėlį per mažai, turbūt buvo per mažai reklamos, nes aš tai vakar sužinojau apie šitą renginį. O ką keisti, tai, nieko, daugiau pristatymų reikėtų, daugiau reklamos, sakau. Nes buvo tik 2 fakultetai, kurie čia prisistatė, savo šokį padarė ir manau, daugiau reklamos reikia. Ko gero, studentų atstovybės per mažai reklamavo šitą renginį. Nes manau, kad atstovybė turėjo reklamuoti šį. Klaipėdos universiteto sporto šventėje vyko smagios sportinės rungtys, o geros nuotaikos netrūko niekam. Naujų vėjų įnešė jūrmylės bėgimo rungtyje nutarę dalyvauti Klaipėdos universiteto administracijos atstovai. Senato pirmininkas profesorius Kęstutis Dučinskas bei infrastruktūros ir plėtros prorektorius profesorius Rimantas Didžiokas. Anot Klaipėdos universiteto senato pirmininko profesoriaus daktaro Kęstučio Dučinsko apsisprendimą dalyvauti Klaipėdos universiteto sporto šventėje lėmė noras išlaikyti tradicijas. Kai dirbau anksčiau Vilniaus universitete, tai darbuotojai rungtyniaudavo labai daugelio sporto šakų tame tarpe ir bėgime. Tai nutariau, kad tą tradiciją, kuri buvo Vilniaus universitete, perkelti į Klaipėdos universitetą. Klaipėdos universiteto infrastruktūros ir plėtros prorektorius profesorius daktaras Rimantas Didžiokas pasigėdo ne tik studentų, bet ir dėstytojų. Tačiau prorektoriaus nuomonė, Klaipėdos universiteto sporto šventės tradicija turi išlikti gyva. Tiesiog reikia kartuoti, reikia vėl susibėgti kasmet. Taip ir daroma, bet aš galvoju, kad man truputėlį norėtųsi daugiau studentų čia matyti, daugiau dėstytojų, daugiau matyti. Aš galvoju, kad puiku, reikia taip toliau. Tikimasi, kad Klaipėdos universiteto sporto šventės dalyvių būrys kitąmet bus tik didesnis, nes palaikyti gerą fizinę formą būtina ir dėl grožio, ir dėl sveikatos.